Mane praeitais metais dėstytoja apkaltino čytinimu. Nesakysiu, kuris šio dalykas buvo, bet ta prasme, aš realiai labai mažai lankiau jo, dėl to, kad buvau labai užsiėmusi ir darbais, viskuo, žodžiu, ir šiaip man nebuvo labai įdomu. Bet iš egzamino sugebėjau gauti 10, kas tikrai yra crazy, nes ta prasme tenais reikėjo žiauriai daug knowledge ir žiauriai daug ruoštis. Ir, žodžiu, tada mane pasikvietė tą dėstytoją, tipo, pasišnekėt, kaip čia taip įmanoma, nes keep in mind, kad mano pusė kursiokų varė į perlaikymus. Tai, žodžiu, aš tai dėstytojai turėjau tiesiog parodyti, kaip aš mokausi. Ir, žodžiu, kad aš ten mokausi per tokią programą Astrajai, kad čia teisinga, neteisinga, visokie flashcardai, ten podcastai, mokomieji, testus čia visokius sprendžiu. Nu, žodžiu, tokie reikalai. Ir tada jinai galiausiai tiesiog sako, okei, nu, tipo, wow, kaip tu čia gerai pavarei, tai ne, aš nieko nečytinau, tiesiog labai gerą turiu mokymosi metodą, ne taip kaip gal kiti, kurie ten, ką žinau, lanko visas paskaitas ir vis tiek sugeba neišlaikyti egzo.